Hai, 16 diena, praskipinom 5 dienas. Kas ir gerai, kas ir blogai, na, visi suprantame, kas blogai. Tai būtent nebuvo įrašyti tos paskutinės 5 dienos, tai irgi pasimokom iš klaidų, tęsim darbus ir toliau įrašinėjom. Tai irgi, kaip matėte, paskutinį video, tai buvau įsekęs, buvau pavargęs, buvau toks šiek tiek pasimetęs, buvo sudėtinga priimti sprendimus. Atrodo, dabar per tas 5 dienas pailsėjau, atsigavau, emociškai, fiziškai dar šiek tiek trūksta, bet irgi atrodo, atsigavau, toliau kimbu į darbus. Bet kad suprastum, tai kiekvieną dieną toliau dirbau, tiesiog kiek galėjau būtent iš paskutinių, bet ir ilsėjausi tuo pačiu. Tai jau apie 50% darbų padaryta yra su kliento naujoje svetaine. Planuojam šią savaitę ir ateinančią savaitę, dabar yra sekmadienis, 9 diena, lapkričio 9 diena, 11:50 dienos Lietuvos laiku ir Sidnėjaus laiku 20:50, tai po 8:50 vakaro. Tai važiuojam toliau, darbai dirbasi, tai trumpas update'as toks, kad lydų magnetas toliau veikia, generuoja labai panašius rezultatus, galbūt keliais centais pabrango. Tai užklausos kaina apie €1,5, apie 55 užklausos yra sugeneruotos. Tačiau su produktų puslapiu buvo problemų ir niekas nieko nenupirko. Galvoju dar pasileisti keletą variantų, pasileisti pigesnį produktą, galbūt pilną produktą pasileisti ir galbūt tvarkingesnį šitiek landing page pasidaryti. Ir iš naujo pasileisti ir pasitestuoti. Bet kokiu atveju dabar noriu pasibaigti kliento projektą, noriu e-komerciją susitvarkyti, nes irgi pakankamai daug darbų yra, atsigauna tuo pačiu, pradeda matytis būtent jau darbo vaisiai, įsivažiuojam po truputį iš naujo. Tai ten gerėja situacija, o dėl va šitos struktūros ir mokymo kordono, tai Grand kordono, tai reikės grįžti, kad tą patį milijoną pasiekti. Tai irgi susitvarkau finansus, susitvarkau būtent kitus projektus, kimbam į darbus, tikiuosi, kad irgi įsivažiuos puikiai, kad galėčiau kuo greičiau pasimti žmogų, kuris padėtų būtent testuoti, skailinti. Tai žiūrėsim ir matysim, kaip viskas gaunasi, viskas juda į priekį, viskas progresuoja iš tikrųjų, pakankamai irgi greitai, bet irgi būtų galima vėl iš naujo, vėl geresnę power jungti, ateinančią savaitę padirbėti, galima tikrai produktyviai ir daug išmokti ir daug pinigų uždirbti tuo pačiu. Tai va tiek. Ir dar būtent su senu klientu šiek tiek dylinom, būtent irgi keletų guidance padaviau, būtent kokio naujo turinio reikia. Tai 16 diena, lapkričio 9, važiuojam, 90 dienų, 1 milijonas prie 90 dienų. Dar neartėjom prie trečdalio, pusė trečdalio yra, bet irgi pinigų irgi šitiek jau yra. Tai davai, važiuojam, judam ir milijonas. Iki, laikykis.